Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia susikurti belaidžio interneto prieigos tašką. Jeigu nežinote, kas tai yra interneto šarinimas belaidžių būdu iš jūsų kompiuterio. Tarkime, jeigu turite laptopą ir jeigu naudojate USB modemą arba tiesiog turite tik tai normalų routerį be wirelesso ir norite naudoti wirelessą savo namuose, tai savo laptopą galite paversti belaidžio interneto prieigos tašku. Ir tokiu būdu prie savo laptopų jūs galėsite prisijungti, tarkime, su savo telefonu. Telefone nueisite į Wi-Fi settings ir ten rasite savo sukurtą prieigos tašką ir prie jo galėsite prisijungti ir naudotis internetu. Taigi, kaip tai padaryti ant Windows 8 sistemos? Jums reikės atsidaryti CMD programėlę, command promptą, taigi spaudžiame Start, čia įrašome CMD ir matome atsirado command prompt. Ant šios programėlės spaudžiame dešinį pelės klavišą ir mums reikia ją pasileisti administratoriaus režimu. Jeigu paprastai pasileisit, tai jinai paprasčiausia nevykdys jūsų komandų, taigi Run as Administrator. Ir dabar mums reikia tiesiog įrašyti 3 komandas. Tai yra šią, kad sukurti prieigos tašką ir taip pat susikonfigūruojame SSID, wirelesso vardą ir prisijungimo slaptažodį. Ir tada paprasčiausiai paleidžiame šį prieigos tašką, jį įjungiame ir čia trečia komanda galime tiesiog pažiūrėti, ar jisai veikia ir ar kas nors prie jo prisijungia. Taigi parašome šią pirmą komandą, ją paprasčiausiai nukopijuosiu ir paste į command promptą, spaudžiame Enter, matome success, viskas veikia, nukopijuokime antrą komandą, copy, paste. Enter. Matome, kad internetas, tinklas buvo paleistas ir tada galime pažiūrėti, ar jisai tikrai veikia. Trečia komanda, copy, paste, enter ir matome, kad mūsų SSID wirelesso vardas yra Klauskit, authentication WPA2 ir statusas yra aktyvus, taip pat kanalas ir tai visa kita informacija. Visas šias komandas aš paliksiu šio video aprašyme. Ir ką mums dabar reikia padaryti, tai kai jau turime veikiantį prieigos tašką, mums reikia jį pašarinti. Taigi, čia matysite ikonėlę savo interneto, kuri vaizduoja, kaip yra pajungtas internetas. Mano atveju aš naudoju kabelį. Ir ant šios ikonos spaudžiame dešinį pelės klavišą ir Open Network and Sharing Center pasirinkame. Tada šiame lange mums reikės pašarinti mūsų pagrindinį internetą. Taigi šiame lange matome 2 tinklus, vienas mūsų sukurtas ir kitas tiesiog kabelis pajungtas į mano routerį. Šiame lange spaudžiame Change Adapter Settings, tada susirandame savo laidinio interneto adapterį arba koks kitas yra jūsų adapteris, kurio pagalba įsijungiatės prie interneto, jis čia kažkur bus. Nesirinkite savo sukurto adapterio, aišku, taigi pasirinkame savo veikiantį interneto adapterį, spaudžiame dešinį ant jo, einame į Properties ir tada čia paspaudžiame Sharing. Ir matome, mums reikia pašarinti savo internetą, taigi pažymėme šią varnelę ir tada būtinai reikia pasirinkti savo sukurtą interneto adapterį. Taigi mes sukūrėme Local Area Connection 17. Pasirinkame šį Connection 17 ir spaudžiame OK. Ir viskas. Dabar belieka išbandyti, ar šis Wi-Fi hotspotas veikia, taigi keliaujame ant kito kompiuterio.
Taigi persikraustime prie Windows 7 mašinos dabar ir pabandykime prisijungti prie Windows 8 mašinos Wi-Fi hotspoto. Taigi prie laikrodžio vėlgi turėsite belaidžio interneto ikoną, paspaudžiame ant jos ir dabar matome klauskit yra Wi-Fi prieigos taškas arba tiesiog belaidis tinklas. Jeigu iš čia neatsirado, tiesiog paspauskite šias rodyklėlės, kad atnaujinti visus prieigos taškus. Ir tiesiog paspaudžiame ir prisijungiame. Matome, kad mano atveju aš prisijungiau automatiškai, nereikėjo įvesti slaptažodžio, nes aš jau jį buvau įvedęs anksčiau. Jūs, kai paspausite ant šio tinklo gausite pranešimą, lentelę, kurioje reikės įvesti jūsų slaptažodį, kurį mes anksčiau sukonfiguravome vienoje iš komandų. Beje, slaptažodis negali būti trumpesnis nei 8 simboliai. Tai štai tiek šiai pamokėlė. Jeigu patiko, paspauskite like, nepamirškite prenumeruoti ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki. Yo, yo, baby, baby, yo.